Lietuvos Junior Achievement pirmąsias savo veiklas Lietuvoje pradėjo dar 1993 metais. Tai buvo pirmosios antreprenerystės ugdymo programos, pirmasis Lietuvoje ekonomikos ir verslumo vadovėlis. Neužilgo švęsime net 30-metį, o visame pasaulyje jau atšventėme 100-metį. Kasdienėje savo veikloje mes atskleidžiame misiją, kuri yra įkvėpti ir paruošti jauną žmogų siekti sėkmės pasaulinėje rinkoje. Ta darome artindami mokyklas su realiu pasauliu, tuo, kuris yra už mokyklos ribų. Lietuvos Junior Achievement įgyvendina savo veiklas 3 kryptimis, kaip mes vadiname mūsų veiklos ramsčiais. Pirmasis mūsų veiklos ramstis yra finansinis ir ekonominis raštingumas, antroji mūsų veiklos kryptis yra ugdymas karjerai ir trečiasis mūsų veiklos ramstis tai yra antreprenerystės skatinimas. Visose šiose srityse mes įgyvendiname pasaulinės Junior Achievement programas Lietuvoje. Junior Achievement tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje turi ilgametę poveikio matavimo patirtį. Ir tą darome dėl to, kad kiekvieną dieną dirbame su poveikio investuotojais. Ar tai būtų privataus sektoriaus įmonės, ar tai būtų viešojo sektoriaus valstybinės įstaigos. Nes mums visiems kartu labai svarbu matuoti, ar tai, ką darome, iš tiesų yra prasminga, ar tai turi pokytį jaunų žmonių gyvenime, ar iš tiesų vaikai įgyja pasitikėjimo savo galia veikti, antreprenerystės kompetenciją, bent bazinius finansinio raštingumo ar ekonomikos žinias. Poveikį matuojame tiek kiekybiniais, tiek kokybiniais rodikliais. Mes kasmet sekame skaičius, kiek mokytojų, mokinių, verslo savanorių dalyvauja Junior Achievement programuose. Taip pat sekame ir mūsų edukacinių veiklų skaičius. Tai yra, kiek renginių, inovacijų stovyklų ir verslo mentorysčių įvyksta kiekvienais mokslo metais. Kalbant apie kokybinius rodiklius, mes taip pat matuojame ir kompetencijų pokyčius ir jaunų žmonių patirtis. Vienas iš mūsų matavimo įrankių yra verslumo įgūdžių pasas. Tai tarptautinė kvalifikacija, įrodanti 15–19 metų amžiaus moksleivių įgūdžius, žinias ir kompetencijas, kurias jie įgijo dalyvaudami Accelerator X antreprenerystės skatinimo programoje, būtent valdydami ir kurdami savo jaunąją bendrovę. Ši tarptautinė kvalifikacija įrodo pagrindinės žinias, įgūdžius ir kompetencijas, kurių reikia norint pradėti ir įkurti savo mokomąjį verslą, veikiantį pagal uždarosios akcinės bendrovės veiklos principus. Kitas mūsų poveikio matavimo įrankis, kurį naudojame Titan programoje, yra mūsų partnerių sistema, tai yra Mission Measurement. Ši poveikio matavimo sistema mums padeda pamatuoti programos pasiekimumą, tai yra kiek mokinių, mokytojų ir verslo savanorių dalyvavo programoje, taip pat mokinių ugdomus įgūdžius ir investicijas į šią programą. Mes, Lietuvos Junior Achievement, turime jums keletą patarimų poveikio matavimui. Pirmasis patarimas būtų sugrįžti prie savo organizacijos misijos ir dar kartą pasižiūrėti savo organizacijos veiklos tikslą. Tai yra prasmę, kurios jūs siekiate vykdydami savo organizacijos veiklą. Antrasis žingsnis būtų tiesiog susirašyti veiklas, kurias jūs įgyvendinate ir kurios būtent padeda siekti jums jūsų organizacijos tikslo. Trečiasis žingsnis būtų išsigryninti savo veiklos rodiklius, kuriais jūs matuosite savo sėkmę ir kuriamą pokytį ir tiesiog įsidiegti šių rodiklių stebėjimo sistemą.